Pastaruoju metu viešojoje erdvėje netyla diskusijos apie pilietiškumo svarbą mūsų visuomenėje. Įvairios diskusijos parodo, jog žmonių pilietiškumo jausmas stiprėja. Žinomi žmonės tvirtina, kad pilietiškumas prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Visiškai nuo savęs prasideda pilietiškumas, nes čia, sakau, aš visiškai tikiu, kad čia yra kaip su religija pilietiškumas, kad tu turi pradėti nuo savęs, nuo mažų dalykų ir tada tai po truputį pradeda sklisti į aplinką, kurioje tu gyveni ir dirbi. Pilietiškumas tai yra tam tikra žmogaus kultūra, kaip jis elgesi kitų atžvilgių ir taip pat kokio tik jis elgesi iš kitų, aš manau. Kad pilietiškumas yra kiekvieno žmogaus gyvenimo būdas, galima taip apibūdinti, nes per pilietiškumą yra išreikšta daug žmonių vertybių. Pilietiškumas tai yra kaip ir atsakomybė, pareiga savo tautai, savo valstybei ir dauguma lietuvių ypač pilietiškais tampa, kai jie išvyksta iš savo mylimos šalies. Pilietiškumas tai turbūt yra įsitraukimas į savo aplinką, į tai, kas vyksta aplinkui, domėjimasis to, kas vyksta, turėjimas nuomonę galbūt tiek dalykų, kas vyksta visuomeniai, tiek kas vyksta politikoje, tiesiog turėjimas nuomonės, taip pat, manau, tokie dalykai kaip savanorystė. Netgi siečiau su pilietiškumu dėl to, kai kažką darai net lygintinai dėl to bendro gėrio. Vis dėlto, su pilietiškumo iššūkiais susidurėme kasdien. Norint būti pilietiškesniu, sunkiausia yra, sakyčiau, nepasiduoti tingumui, tai ignoravimui, žinai, tų visų dalykų, kuom tu tiki ir ties kuo tu taip ilgai dirbai. Lietuviai tvirtina, kad pilietiškumas mūsų šalyje vis didėja ir pateikia skirtingus pavyzdžius, kaip būti geresniais piliečiais. Jaunesnė karta yra pakankamai pilietiška, tai matau, pavyzdžiui, tiek iš įsitraukimo į savanoriškas veiklas. Sakyčiau, galbūt ne tiek pilietiški, kaip galėtų būti, bet manau, kad judame gerą linkmę. Aišku, jeigu atsižvelgsime tam tikrus regionus, galbūt ten dėl išprusimo lygio galbūt pilietiškumas ir skiriasi, mano galva, bet manau, kad tikrai lietuviai šitoje vietoje po truputėlį stiprėja. Dabartinė situacija su Lietuvos kariuomenė galima pamatyti, kiek žmonių yra blogų emocijų. Būdami pilietiški, mes patys kuriame šviesią tėvynės ateitį. Kai matau, kad kažką galiu doro padaryti toje situacijoje, stengiuosi reaguoti. Ir tada tikiu, kad kažkas keičiasi, žinai. Gal ne iš karto, ne greitai, nes čia yra procesai ilgi. Tai tiesiog stengiuosi, kad būtų kažkaip aplink tave geriau.